Padarysime klasikinį pratimą lentą, kuris yra skirtas pilvo preso raumenims stiprinti. Gerai, dabar rankos bus ant grindų, pakelsim nuo žemės kelius. Dabar matote, kad juosmuo yra išsirietęs, dėl visas krūvis tenka stuburui. Mums reikia įtempti sėdmenis ir pilvo presą. Taip, kaklas ilgas ir taip laikome bent jau minutę. Dabar atliksime pratimą korpuso raumenim, stabilizacinį pratimą, jis vadinasi priešingos rankos kojos kelimas. Žmogus yra ant 4 ir dabar kelsime priešingą ranką, priešingą koją. Kaip matot, labai išsiriečia stuburas ir to mums visai nereikia. Pabandom dabar įtempti pilvo presą ir kelt koją tik tai iki klubų aukščio. Keičiam pusę. Darydami pratimą įsivaizduojam, kad ant nugaros yra arbatos puodelis. Taip, ir mes nenorime jo išversti. Atliksime pratimą sėdmenims stiprinti, tai yra dubens kelimas gulint ant kilimėlio, kojas pečių ploti, spaudžiam kulnais į žemę ir keliam dubenį į viršų. Dar kartelį. Taip, kaip matote, buvo pirmas pakartojimas labai blogas, nes buvo nugara išriesta. Antras pakartojimas yra geras, nes įsijungia ir sėdmuo, ir pilvo presas. Dar kartelį pakartojam. Taip, keliam dubenį tol, kol atsiranda linija nuo kelio iki peties ir leidžiam dubenį ant grindų. Atliksime bazinį pratimą pritūpimą, kojas pečių ploti ir tūpsim atgal. Lyg bandom prisėsti ant kėdės, kur yra už mūsų. Pasibandom. Kaip matome, dabar keliai yra viduje, o turėtų keliai iš tikrųjų sekti pirštų liniją. Tai įsivaizduokite, kad kelio centras turi pataikyti į vidurinį pirštą maždaug. Taip, pasibandom dar taisyklingiau. Taip, kylam. Ir tūpdami stengiamės sėsti atgal. Taip, gerai, pakilsim. Kelių suvažiavimas į vidų yra pagrindinė klaida, kurią daro žmonės, kurie tik tai pradeda tūpt, nes raumenys sėdmenų šonas yra labai silpni ir neleidžia mūsų kojų išlaikyti tiesiai virš pirštų. Kitas mūsų pratimas yra įtūpstas. Padėsim kojas šiek tiek plačiau ir mėginsim nusileisti vertikaliai į apačią. Matome didžiausią pačią klaidą, kad žmogus tūpėsi ne į apačią, o nelenkdamas galinės kojos važiuoja į priekį. Taip? Tai stengiamės blokuoti kelią ir tūptis vertikaliai. Gerai, kylam. Dar kartelį. Padarysime bazinį pratimą štangos trauką pasilenkus. Pasilenkiam į priekį, kojas pečių ploti, rankos irgi pečių ploti ir bandom traukti štangą į pilvo apačią. Pagrindinė klaida, kurią daro žmonės, kurie sportuoja, tai yra netaisyklinga stuburo padėtis. Pabandom kaklą išilgint ir ištiesint nugarą. Taip, ir dabar traukiam į pilvo apačią. 1,